Labą dieną visiems. Senai nesimatėm. Daug minčių buvo, kurias norėjau galbūt įrašyti, bet toksai buvo etapas, kad galbūt jis buvo labiau apie save. Ir smilkaliukas kartu keliauja. Ir kažkaip dėja, bet nieko nerašiau. Įrašiau keletą voice'ų, bet voice yra voice, turbūt gal fainiau yra žiūrėti, kai yra video medžiaga. Tai vis kažkaip buvo noras pakalbėti apie tą atvirumą. Atvirumą santykiuose, atvirumą tiesiog su žmonėm visais. Ar tai būtų giminė, ar tai būtų draugai, ar tai būtų antra pusė. Labai įdomi tema yra atvirumas ir kiek jo reikia. Aš galbūt netgi norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs galvojat apie atvirumą. Kiek jo reikia maždaug. Nes manau visi mes jį skirtingai naudojam. Procentaliai visą laiką galvojam, ką, kada, kaip sakyti, kaip pasitikėti. Tai bet yra niuansas, kad be atvirumo neįmanoma sukurti turbūt tikro santykių. Kuo mes labiau būnam ne savimi, kuo mes norim būti tobulesni, gražesni. Čia kaip į pirmą pasimatymą. Kada ateinam, moteris nori būti princesės, gražios, visos nuostabios, o vyrai nori būti herojus. Stipriais, galingais, o po to po truputėlį visos tos kaukės krenta, odai puola. Visos tos kaukės krenta ir mes tiesiog tampam žmonės. Tai klausimas, kada būti iš tikrųjų atviru, o galbūt būti visą laiką atviru ir ateiti tikru, neateiti su kaukėm iš karto. Tai labai norėjau visų paklausti irgi, kaip jūs galvojat dėl šito, nes kuo mes esam net vyresni tiek prieš save, kai kažko nepriemam, kažkam net leidžiam, kažkam tais norim atrodyti tobulesni, geresni, prieš kažką teisinamės visą laiką. Tai tuo labiau mūsų supo irgi tokie patys žmonės. Kad ir kaip būtų gaila. O ko mes esame atviresni, tikresni, taip po truputėlį ir atsiranda būtent tie žmonės, kurios priema mūsų tas tikrasis savybės. Ne tas suvaidintas herojų ar princesių. Tai labai yra gražu, kai būna santykiai atviri, nuoširdus ir be jokių vertinimų, galbūt kažkokių įskaičiavimų, be iliuzijų. Nes netvirumas kuria iliuzijas. Jo. Ir tokie žmonės abu atėję netviri negali sukurti tikrumo. Niekaip negali. Dažniausiai naudojasi viens kitų, tiesiog siurbia energiją, kurią suvaidino, bet anksčiau ir vėliau pavargsta vaidinti. Ir tada ateina momentas, kada nebesupranta, kas nutiko. O nutiko tai, kad mes atėjom į žemę savo rolę vaidinti, ne kažkieno tais kito. O kada bandom būti kažkokie kitokie, tai anksčiau ir vėliau pavargstam. Nes čia yra darbas. Būti savimi nėra darbas, būti tikru nėra darbas. Pačioj pradžioj, kol mes turim laužyti savo tos visus įgimtus standartus, kurie mums įdiegti per laiką. Tai va tada būna labai sunku. Bet mes po truputėlį, kai tampam vis tikresni, tie šarvai per gyvenimą
vis krenta, žiūri, kad atsiranda ir žmonės aplinkui nuoširdūs, tikri. Ir patys tampam vis laisvesni, net nesuprantam, iš kur atsiranda tos energijos vidinės. Po truputėlį galbūt ir pasitraukia depresija, viską, nes mes iš tikrųjų pavargstam būti tarp netikrumo. Ypač dabar, kai visi pagrinde būnam socialinių medijų, bendraujam tik tai per ten. Tai to netikrumo vis daugėja, o kada dar susitinka visi, nori būti tobulesni, gražesni ir fainesni, su labai sunkiu šleifu. Tai aš manau, kad reikia kuo anksčiau būti atviru, geriausia nuo pat pradžių, bet labai sunku. Tai man įdomu, kaip jūs galvojat, kada šiaip reikia būti atviru, nes neatvirumas apsupa tave netikrumu ir aplink tave atsiranda žmonės, kuriems tiesiog tinka tavo neatvirumas ir netikrumas. Ir dėl to mes iš tavęs atrodo kažkokią dalį atimam. Tai aš manau, kad reikia išmokti to atvirumo, nebijoti, bet reikia iš tikrųjų vėlgi jausti, su kuo būti atviru. Negali dabar visiems eiti ir nusirenginėti. Turi iš tikrųjų jausti, kas yra atviras. Bet po truputėlį, kai mes tampam tokie, mes išmokstam pažinti ir kitus, tokius pačius kaip mes. Tai atvirumas iš tikrųjų yra dovana, kurią mes turim naudotis. Nes tik atvirumas ir tikrumas, kai save pažįstam, kas mes esam, kokie esam ir link kur norim keliauti, tai va tada ir atsiranda žmonės, kurie mus palaiko, būtent ten, kur mes ir norim keliauti. Ja. Svarbiausia, kad ta būtų kelionė, neprimesta irgi iš to tokio netikrumo ir iš aplinkos, kuri yra galbūt ne iki galo atvira ir dažnai būna tik tai iki tol, kol atsiranda problema. Ja. Lengviausia yra būti tol, kol viskas okei. Bet anksčiau ar vėliau viskas yra ciklais, ne? Kaip vasara, pavasaris, žiema, ruduo. Taip ir mes vieną dieną geriau, kitą dieną blogiau. Ir po truputėlį einam, patyrinėjam pasaulį ir mokomės būti vis tikresni. Turbūt toksai mūsų ir tikslas. Tai tikiuosi, kad pasidalinsit irgi, kaip jūs galvojat, kas yra tikrumas jums, kada reikia būti atviru ir būsit vis labiau atviri ir tikri. Sėkmės.